Sveiki visi. Mes jau pripratome, kad viskas sparčiai keičiasi. Keičiasi technologijos, socialinė aplinka, geopolitinė situacija. Keičiasi ne tik, taip sakant, antstatas, bet ir tokie objektyvūs, galima sakyti, fundamentiniai kiekvienos valstybės pagrindai kaip demografija ir geografija. Amerikoje, kaip tikrame katile, burbuliuoja ir rytai, ir vakarai, ir šiaurė, ir pietus. Europa sparčiai islamizuojasi. Paryžius jau vadinamas 100 mečečių miestas. Anglijoje dabar populiariausias vardas Muhamadas. Lietuvoje, kaip teigia politikai, vis daugiau Amerikos. Ji vis sparčiau ir visom prasmėm tampa dar į Ukrainą. Ir panašiai. Miršta tradicijos, atsiranda naujos europinės vertybės. Vilniuje taksi jau lietuviškai sunku susikalbėti, statybose azijietiški ir slaviški darbininkai darbuojasi. Net ir šiukšlių išvežimo mašinas neretai vairuoja juodaodžiai. Eidami į Europą mes atėjome ir į platų pasaulį, tame tarpe ir į Afriką, į kurią vis daugiau išvirsta dabartinė Europa. Ir tai savotiškai toks žavingas reiškinys. Viskas susimaišė mūsų bendruose namuose. Savi ir svetimi, artimi ir tolimi, draugai ir priešai. Visa tai primena tokią vaikišką košę makalošę, kuri, kaip rašoma internete, gaminama gana paprastai. Viską sudedame į blenderį ir sutriname iki norimos konsistencijos. Gal prireikti dar ir porą šaukštų vandens. Ir visa tai tik pradžia, ko gero. Ir visa tai turės ilgalaikės ir labai nevienareikšmės pasekmes Lietuvos ateičiai. Būdamas internacionalistas, nieko neturiu prieš įvairius migrantus, emigrantus ir išvis kitataučius. Suprantu visų procesų šioje srityje neišvengiamybę dabartinėme mūsų pasaulyje. Kita vertus, gimęs, augęs ir beveik visą gyvenimą pragyvenęs Lietuvoje, negaliu būti abejingas jos likimui ir tam, kaip keičiasi jos demografinis kraštovaizdis. Pagaliau, būdamas dialektiku, negaliu nesuvokti, kad visas tos makalynės, kuri dabar darosi Europoje, pagrindinė priežastis tai JAV ir NATO bloko vykdomi karai, agresyvi politika, prie kurių ir prie kurios deja prisidėjo ir prisideda ir Lietuva, tiksliau jos valdžia. Pastaruoju laikotarpiu prie viso to dar prisideda atsakomoji Rusijos invazija į Ukrainos teritoriją. Vyksta toks savotiškas neigimo procesas, galima sakyti, atsikartoja didžiojo tautų persikraustymo epocha ir mentalinė prasme didžiųjų geografinių atradimų laikotarpis. Tenka konstatuoti, kad viso to pasekoje jau beveik nebeturime tokios klasikinės tautos, kaip jie aprašoma konstitucijoje. Formuojasi kažkoks naujas toks hybridinis sociumas, nauja socialinė demografinė realybė, kurią galima suskirstyti į 3 tokias pagrindinės grupės: išvykėliai, išlikėliai ir atvykėliai. Tos grupės veikia viena kitą fizinė ir metafizinė prasme. Pastoviausia kol kas grupė tai vis dar išlikėliai. Jie liko Lietuvoje daugiausia dėl fizinių priežasčių, amžiaus,
sėslumą, kitokių įpročių, egzistuojančių kažkokių materialinių bei turtinių dalykų, ar turimo kokio gero darbo ar biznio, šiltos vietos, gal tokios valdininkijos struktūrose, kažkokių socialinių garantijų, psichologinių baimių ir panašių priežasčių. Neretai tiesiog dėl tingumo ir rizikų susijusi su galimais nusistovėjusio gyvenimo būdo pokyčiais. Bet metafiziškai jos nuolat veikia išvykę vaikai, anūkai, draugai, kaimynai ir šiaip pažįstami, kurie savo veiksmais ir pasakojimais norom formuoja išvykėlišką išlikėlių dvasinę būseną. Išvykėliai tai antra tokia demografinė grupė. Tai pagrinde vidutinio amžiaus ir jauni žmonės. Kai kuriuose Lietuvos miesteliuose ir kaimuose jaunų veidų jau beveik ir nesimato. Tik vaikai ir pensininkai. Tikriausiai dabar mūsų šalyje sunku rasti išvykėlių šeimą, išlikėlių tiksliau šeimą, kurioje nebūtų savo išvykėlių. Išlikėliai ir išvykėliai santykiauja, įsaveikiauja tarpusavyje, kaip tokie susisiekiami indai. Išlikėliai tai metafiziniai išvykėliai. Fiziškai jie gyvena čia, bet dvasiškai jie jau irgi ten, su savo šeimomis, su ir aplinkos nariais, gyvena jų rūpesčiais, problemomis, pagal galimybės karts nuo karto aplanko juos svetimuose kraštuose. Išlikėliai tampa tokiais vidaus emigrantais. Ir jie į savo kraštą pradeda žiūrėti išvykėlių akimis. Vyksta atvirkštinis toks procesas. Išvykėliai tai tokie nostalgiški išlikėliai. Jie yra veikiami išlikėlių tiesiog dėl jų egzistencijos fakto. Kokia ji bebūtų ši egzistencija su visais jos privalumais ir nepritekliais, bet išlikėliai tai nuolatinės išvykėlių socialinės atminties bei tokio senkančio tautiškumo, dvasinių pergyvenimų bei abejonių toks šaltinis. Išlikėliai ir išvykėliai ne šiaip savo paprasta dauguma ir mažuma. Tai tiesiog mažėjanti dauguma ir didėjanti mažuma. Nenumaldomai artėja laikas, kai išlikėlių ir išvykėlių kiekiai susilygins, susibalansuos. Ir galutinis persilaužimas čia priklausys nuo trečios, naujos demografinės grupės, nuo atvykėlių. Atvykėliai ir fiziškai, ir metafiziškai gali pakeisti visą išvykėlišką išlikėlių ir išlikėlišką išvykėlių ateities gyvenimą. Atvykėlių mūsųse kol kas fiziškai mažuma, palyginus ir su išlikėliais, ir su išvykėliais. Bet kaip žinia, kiekviena dauguma prasideda nuo mažumos. Atvykėliai, kaip pirmieji krikščionys, anais laikais neš savo mažumos tokią tiesą į daugumos išlikėlių, o vėliau ir išvykėlių sąmonę, apaugusią įvairiom dogmom. Jie sugriaus jų tokį mentalinį pasaulį. Pasaulį seną suardysim, tokiu netikėtų rakursų dėja atsisuka šis šiaip jau prasmingas senas lozungas. Tikriausiai vis dėlto Lietuvos aukso amžius buvo tarybiniais laikais. Tada mūsų šalis ir demografiškai padidėjo, ir geografiškai prasiplėtė, ir kokybiškai buvo ir dvasingesnė, ir kūrybiškesnė, ir kultūringesnė. Dabar visa tai eižėja. Visgi niekada nebūna taip, kad niekaip nebūtų.
atsiras naujas pasaulis, nauja Europa, nauja Lietuva. Kai kam ji iš tikrųjų taps gerovės valstybė. Tokia jau istorijos ironija. Ji mėgsta pasijuokti iš gerų ketinimų. Taigi istorinio optimizmo visiems. Laikykimės.